Sveiki visi. Taigi, rytoj didžioji diena, laukia skrydis į Nepalą, o šiandien sunkioji užduotis susidėti visus daiktus ir nieko nepamiršti. Tai susidėdinėjant daiktus sugalvojau, kad pabandysiu nufilmuoti jums trumpą video ir pristatysiu, ką aš čia imsiu, ką pirkau, ko reikėjo. Papasakosiu apie tuos daiktus ir papasakosiu, kiek visa kelionė kainuoja, ko reiktų tokiai kelioniai. Tai jeigu įdomu, tai likit su manim ir neišjunkit video. Tai ką, keliauju kartu su Nimsdai, kaip jau ir rašiau, tai visas kelionės paketas kainavo 15 000 eurų. Dar į kainą neįeina lėktuvo bilietai, tai priekin ir atgal kainuoja 1500, tai plus minus eurų. Toliau, be draudimo neleidžia keliauti, tai dar draudimas kainavo Lietuvoje 512 eurų, nustebino, kad nėra super didelė kaina, nes į Aconcagua, kai lipau, kaina buvo didesnė. Toliau, arbatpinigiai. Sėkmės atveju pasiekus viršūnę reiks palikti 1000 eurų arbatpinigių savo vedliui, kuris kartu su manimi asmeniškai eis iki pat viršūnės. Jeigu nepasiseks, pusę tos sumos, reiškia 500 eurų. Nu tai, sakykime, 1000 eurų. Tada, bazinėje stovykloje mūsų aptarnaus personalas, reiškia gamins mums maistą, rūpinsis mumis, tai tam personalui dar reikės palikti 400-500 eurų arbatpinigių. Dar 50 eurų reiks palikti nešikams, kurie neš mūsų daiktus. Tai tokie baziniai dalykai. Tikriausiai nieko nepamiršau. Tada eina įranga, visi daiktai. Tas irgi sudaro nemažą kainos dalį. Tai pabandysiu papasakot, ko čia man reikės. Tai visi rūbai šilti, juos įsigijau per ilgą laiką, tai kainą sunku nupasakoti, čia viskas ir šilti megztiniai, šiltos kelnės, šaltesnės kelnės, tai aš taip manau galiu, aišku, skelti į mažesnę pusę geriau, kad neapsišau, tai manau, kad apie 400 eurų kažkur tas kainavo. Šiek tiek brangiau kainuoja termorūbai. Tai termorūbai kalnuose yra labai svarbus dalykas, apsaugo nuo sušalimo naktimis, kad būtų šilčiau miegot, tada lipant į patį viršų, kad nesušaltume ir jie jau kainuoja daugiau. Čia DeWalt firmos, tai pavyzdžiui, vien kelnės, šturminės kelnės juodos lipant į viršūnę kainuoja sunku sumeluoti, apie 110 eurų. Tai visas šitas termorūbų, čia jų nemažai yra komplektas, aš taip manau, daug vienetų, apie 500 eurų. Taip, visi rūbai. Dedu čia į šoną. Tada labai svarbu kojinės. Irgi DeWalt firmos. Yra plonesnės, yra storesnės, tai plonesnės kasdienės, kiekvienai dienai, kadangi jau šalta pasidarys anksti, tai iškart naudosim plonesnės, į viršų šturminės, tokias šiltas, tai manau, čia visas komplektas apie porą šimtų eurų tikrai kainavo. Taip, dedu irgi į šoną visus drabužius. Tada labai svarbu yra batai. Tai batai žemesnio auliuko, tai šiuos gavau dovanų. Tai net nežinau, kiek kainavo iš tikro. Tada mano firminiai ir amžininiai užmušami atrodo gal ir nekaip, bet Saleva firmos batai, su kuriais užlipau ir Everesto bazinę stovyklą, ir Akonkagoje vaikščiojau, ir į Kilimandžarą su jais užlipau ir 100 km, ir aš jau nežinau, kiek jau 4 metus gal juos nešioju ir nieko jam neatsitinka. Tai juos pirkau už 200 eurų, kartais būna akcijų, tai tikrai rekomenduoju, neužmušami, super patogus batai. Dar svarbus dalykas tapkės. Tai, pavyzdžiui, naktį einant iš palapinės arba vaikštant baziniai stovykloje, tai labai patogu įsispirt, nereikia ryžtis tų sudėtingų batų, kas kainuoja daug jėgų, o viršų jėgas taupom, tai stengiamės kuo paprasčiau, tai tapkės, man atrodo, apie 50 eurų tokios kainuoja. Tai vat, toliau. Rimtesni batai, tai šturminiai, viršūnės batai, La Sportiva firmos, tai batai, jau daug kam rodžiau, viduje yra dar 2 batai, tai tokie batai, jeigu be akcijos, man atrodo, apie 850 eurų kainuoja. Tai vat. Ir be tokių batų jau iki viršaus neužlipsim, nes lipant Aconcagvoje net ir su tokiais batais jau žmonės šalo kojas. Tai vat.
Kas čia toliau? Judam toliau, tai va čia yra mano geliukai, kuriuos sakiau būtinai pasimsiu, čia aš juos naudoju per maratonus, per Ironmaną, tai yra vieni juodi be kofeino, kiti balti su kofeinu, energijos duoda maždaug 40 minučių iki valandos, tai juos bandysiu lipant į viršų naudot, kad užtektų jėgų, čia toks angliavandenių gėrimas, tai čia yra apie 30 geliukų, tai vieno kaina ten plus minus 3 eurai, nu tai maždaug 90 eurų visi geliukai. Toliau kaip niekad gerai esu pasiruošęs savo vitaminais, mineralais, visais vaistukais, rehidronais. Ant jų išleidau maždaug apie 500 eurų, bet, nu, reikalas svarbus. Tai niekad tiek daug nebuvau pasiėmęs, žiūrėsim kaip čia šį kartą padės. Tai va čia viską susidėsiu į tokią va vaistinėlę neperšlampamą ir čia va vaistų pasiėmiau diakarbą. Tai diakarbas yra vaistas, aukštikalnių vaistas, varantis skysčius iš organizmo, tai aš linkęs tinti, manau daug kas yra linkęs tinti kalnuose, tai išgeri jo ir varo skysčius iš kūno. Trukdo miegoti, nes naktį dažnai lakstai į tualetą, bet sveikatą apsaugo. Dar pamiršau čia įsigyti, matyt važiavęs į Nepalą įsigysiu tokį tualetą į palapinę. Mažam reikalui, reiškia, kad nesikelti iš palapinės, patogiai įsistatai ir atlieki reikalus ir toliau miegi, nes išlipimas iš palapinės, batų įsidėjimas, apsirengimas labai daug kainuoja jėgų, tai labai patogu apsiversti ant šono, susitvarkyti reikalus ir eiti toliau miegoti. Tai šitą įsigysiu Nepale, nes Lietuvoje klausinėjau, niekur tokio dalyko neturi, arba blogiausiu atveju jau teks butelių naudotis. Saulė. Nuo saulės 2 kremai, vis galvoju, kad čia išvažiuoju 35 dienom, tai būna išvažiuoju savaitę, jau galvoju, ką imti, o čia realiai reiks visko. Tai 2 kremai nuo saulės, kadangi ten UV indeksas labai didelis, Aconcagua buvo net 17, kas Dubajai būna šiltų sezonų apie 10, tai nuo saulės reikia tikrai pasipurkšti. Dar turiu tokių dalykėlių, susitraiško tokie dalykėliai ir šildo rankas bei kojas. Reikia, kad reaguotų su deguonim, tai jeigu labai užšalsiu, tai bent jau taip galėsiu pasišildyti rankas arba kojas. Toliau, dalykai, kurie, nu aišku, aš čia vat nepaminėjau, bet jie nedaug kainuoja šitas pakelis. Šitie 2 pakeliai, man atrodo, apie 30 eurų kainavo. Taip. Toliau, svarbus dalykai, vėliava, Lietuvos vėliava. Jeigu pavyks, aišku, viršūniai ir toliau vėliava, ant kurios visi parašėt palinkėjimus, tai šitą labai norėčiau užnešti viršų. Šiandien rugsėjo 1 proga, va čia vat mano sūnus parašė savo vardą ir nupaišė širdutę. Tai jautri akimirka, pabandysiu užnešti viršų. Gerai, toliau judam. Tai čia pirštinės, vėsesnės pirštinės tokios, nu kaip šiltos, bet vėsesnės, dar vėsesnės pirštinės apačioj. Tai toliau irgi toksai ant kaklo, labai patogus iš vilnos, tai atrodo storas, bet užsidedi, kvėpuot netrukdo ir labai patogus reikalas, nešala veidas. Čia dar vienas toksai, nakčiai miegoti irgi iš vilnos, tokia kaip kaukė užsidedi, tai nešala galva. Irgi, nu jie maždaug taip, sunku pasakyti, bet taip pirštinės čia storesnės, plonesnės, šitas uždangalas ant galvos, taip aš manau apie 100 eurų viskas sumoje kainuoja. Tada šitas toksai gaubtuvas, nešala žandai, nešala kaklas, labai faina ir žiemą čia Lietuvoje jį nešiot, tai irgi būtinai jį pasiemu, netgi galima kartu su juo ir miegoti. Toliau termosas, naktį į palapinę, nes jeigu prisipeli butelį vanduo iškart sušąla, tai įsipilu į termosą arbatos ar šilto vandens ir naktį gurkšnuoju, nes išgėrus diakarbą labai varinėja tualetą, džiūsta burna, norisi skysčių, tai naktį būtinai reikia gerti. Šiaip kalnuose reikia gerti arbatą. Toliau visokie tokie reikaliukai, powerbankai. Čia vat jau buvau įmetęs nuotrauką palidovinis Garmino aparačiukas, su kuriuo galima siųsti žinutes
Jis kainavo 260 eurų ir dar reiks nusipirkti abonementą mėnesiui 74 eurai, kad galėčiau neribotai siųsti žinutės ir rodyti savo lokaciją, kur aš esu. Tai Egliai siūsiu, rodysiu ir viršui, kai būsiu be ryšio, pradžiai pirksiu internetą, o vėliau, kaip jau iš bazinės stovyklos išeisiu link aukštesnių stovyklų, tai naudosiu šituo aparatu ir galėsite stebėti mano lokaciją per Varom į kalnus, Instagramą, ten Eglė kels. Toliau, akiniai viršui, nuo saulės, sniegas labai akina, tai vat naudosiu šiuos, jie kainavo apie porą šimtų eurų, tada šiuos naudosiu šiek tiek žemiau, einant iki bazinės stovyklos, tai man atrodo apie 100 eurų šitie akiniai kainavo. Tai pabandysiu po to suskaičiuoti ir kelt bendrą kainą, kokia gaunasi visų šitų mano manatkių. Tada alpinizmo įranga, šiandien buvau dar dasipirkti, ko trūksta, tai šalmas apie 40 eurų kainuoja, tada visi žumarai, karabinai, katės ant batų, kad neslyščiau per sniegą, taip, virvės, ciklopas ant kaktos, kad galėčiau naktį pasišviesti, taip, tai kirtiklis ledo. Taip, tai visas šitas manatkės mano alpinizmo kainavo be šalmo apie 400 eurų su kirtikliu, šviestuvais ir taip toliau. Dar paprastos lazdos iš Decatlono, nes savo karboninės geras sulaužiau Argentinoje, tai bandysiu šitas pasiimti, jos šiek tiek sunkesnės, bet čia smulkmena. Čia dar mano apraišai, tai jie irgi tą 400 eurų kainą įeina. GoPro kamera. Jeigu esate toks kietas vlogeris kaip aš, tai būtina pasiimti. Tai vat, čia jau prasideda rimtesni dalykai, aukštuminiams. Aišku, išskyrus šitą kuprinytę ant pilvo, tai čia susideda GoPro, telefoną, nuo saulės kremus, tada pasiemu vazeliną lūpom pasitepti ir taip toliau. Tada kuprinė, su kuria eisiu kiekvieną dieną, man atrodo, jinai kainavo apie 160 eurų, tai daug daiktų čia ją nedėsiu, nes kitus daiktus paliksiu baziniai stovyklai arba nešikai iki aukštuminių stovyklų. Tai va, patogi kuprinė, tikrai super, rekomenduoju, tvirta, daug telpa daiktų, 55 litrai. Toliau, 2 tašės, nes kaip mato daiktų daug, tai į vieną nesutalpinsiu, 2 didžiulės tašės, 175 litrų man atrodo, tai viena apie 150 eurų kainavo, tai abi dvi apie 300. Bandysiu rytoj viską sukrauti, tada eina kilimėlis, kuris pats prisipučia, tai didelė pagalba viršui, pats jis leidžia, pats prisipučia, ant jo miegosiu palapinėse. Tai gana svarbus reikalas, nes jeigu kilimėlis leidžia šaltį, tai ir naktį neįsimiegi, tai jis man atrodo apie 120 eurų kainavo. Toliau, pirštinės, be akcijos kainuoja 180 eurų, jeigu užtaikysit akciją, galima rasti ir pigiau, bet irgi šiltos pirštinės tikrai rankoms būna nešalta virš. Tada miegmaišis vėsesnis North Face'o, tai iki 37 laipsnių su juo gali būti, komfortas minus 18 laipsnių. Ir jis kainavo 380 eurų, man atrodo. Gailiuosi, kad jį pirkau, nes reikėjo pirkti storesnį miegmaišį, tuoj parodysiu. Kokį, čia mano striukytė, jau irgi patikrinta, tai jinai atrodo plona, bet iš tikrųjų gerai šildo, tai man atrodo apie 300 eurų aš už ją mokėjau, gana sena, jau daug kur panaudota, tai va. Kitas dalykas, kombinezoninės kelnės. Be akcijos, man atrodo, jis kainuoja apie 700 eurų, tai reikalas geras, apsaugo kojas nuo vėjo, tai užsidedi termo, užsidedi šitas kelnes ir kojas nešala, čia visokių atsegtukų yra, jeigu pasidaro per karštą, tai gali vėdintis. Reikalas svarbus. Akonkagvo jo neturėjau, tai šiek tiek buvo liūdna kojams. Reikėjo su kombinezonu būti, o daug kur su juo šalt, per karštą. Tai va, mano tas miegmaišis, su juo gali būti iki minus 73 laipsnių.
komfortas iki minus 40 laipsnių, tai tikrai bus jo nešalta, imsiu 2, nes su šito būtų per karšta šiek tiek žemiau miegant, tai pradžiai miegosiu su tuo, vėliau jau su šiuo. Tada mano striukė, dar nauja, nepanaudota, tai North Face, puikiai striukė, užsidėjau tikrai karšta. Kainuoja be akcijos apie 700 eurų. Žodžiu, viskas kainuoja. Ir mano matyt brangiausias reikalas tai kombinezonas, patikrintas, lengvas, super šiltas. Be akcijos kainuoja $2000, tai eurais apie 1800. Tai vat, tiek žinių, čia toksai nuo lietaus, bet čia reikalas jau toks smulkmenėlė. Tikiuosi nieko nepamiršau, pabandysiu dar pats peržiūrėti video ir pagal tai pasižiūrėsiu, ko trūksta. Palinkėkit sėkmės.